Taigi, sveiki visi, kol marketas dabar nedirba. Pakalbėsiu apie rizikos valdymą, pačią tą viziją, kaip jūs turite įsivaizduoti tradinimą. Nesvarbu, kokiam time frame jūs tradinsit, valandoj, 34, 2 dienoj ar kažkas panašaus, ar ne? Esmė kokia? Rizikos valdyme tai jūs renkatės visada tą pačią sumą, daugiau mažiau, ar ne, ir keliate proporcingai atitinkamai nuo to, kaip jums sekasi ir nuo to, kaip jums nesiseka, ar ne. Jeigu jūs prarandate kamoliukus, apie kuriuos aš kalbėjau praeitame, ar ne, 5 praradote, beliko kiti likę 5, tai jūs neberizikuojate po vieną. Nu, ta prasme, nelogiška, blėt, padaviau kamoliukais ir pusę po kamoliuko. Tiesiog sumažinate riziką, pusę kamoliuko, sakykime, nenaudojat viso kamoliuko, naudojat pusę kamoliuko, nu suprantat, sakykime, iš 50 vietoj to, kad $100 rizikuot, ar ten tiesiog rizikuojat per pus mažiau, ar ne, jūs sustabdote, ta prasme, pralaimėjimo procesą, kur jūs turite, ta prasme, biški duodate laiko savo, ar ne, nors ir galite iš karto tiesiog riziką sumažinti, iki tol, kol jūs pamatysite, kad jeigu jūs suprantate ir jums sekasi, ar ne. Kodėl sakau sekasi, o ne mokate? Todėl, kad rinka yra tiesiog probability. Čia nėra taip, kad jūs tikrai 100% žinosit ir viskas įvys darysit. Taigi, matot, ar ne? Rizikos valdyme pakalbėsiu apie atitinkamus take profitus ir stop lossus. Viskas bus daugiau mažiau tas pats, kas liečia, apie ką kalbėjom, ar ne. Tai pasiimkim bet kurią vietą, ar ne. Jūs stebite atitinkamas vietas. Tai yra price action, stambus kilimai, stambus kritimai, ar ne, ir stambus kilimai. Šitie visi, ar ne. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jūs ieškote savo rizikos, sakykime, short pozicijoje, ar ne. Jūsų stop lossas galimai gali būti ties šitu inicijuoto kritimu, ar ne. Ir jūsų take profitas gali svyrauti nuo šitos vietos iki šitos vietos. Daugiau mažiau kažkada pakalbėsiu apie tai, ką dabar padarysiu, ar ne, sakykim, čia inverse fair value gap, bet whatsoever. Daugiau mažiau čia, ar ne. To pačiu, kad visi trading, ar ne, supply, ten demand, fair value gapas, likvidumas, retrace'as, imbalance'as, ar ten kažkas tokio panašaus, ar ne. Tai trumpai parodysiu, kad visi tradina realiai tą patį marketą ir tradina tas pačias vietas, tiesiog jų supratimas yra truputį skirtingas, ar ne. Demand. Čia yra demand. Likvidumą dažniausiai žiūri pagal lower time frame'us, kad galėtų pamatyti kažkokią reakciją, ar ne. Čia, sakykime, galėtų būti čia fair value gapas, čia fair value gapas, ar ne. Čia paskutinis imbalance'as, čia inverse fair value gapas. Daug yra visokių tokių, kur viską yra išmastę, o galutinis variantas, jog gerai netgi, sakykime, kažkas pasiims čia nuo breaker bloko vadinamo, ta prasme, trade, ar ne. Ta prasme, pilna variacijų. Kažkas įsijungs didesnį time frame'ą ir iš tos pačios vietos sakys, čia buvo engulfingas, aš imsiu nuo šitos vietos ir galbūt tiesiog nesulauks jos, ar ne. Kitas sakys, va, čia dabar buvo bazė sukurta supporto, ar ne, daug kartų mušėsi, tiesiog palauksiu, kol jį retestins, ar ne, pakritus jį retestins ir tada eisim vėl į kilimą ir aš tada pirksiu. Ir galų gale mes visi būsim pasiėmę buy tose pačiose pozicijose, tik su skirtingais buy'as, ar ne. Tai vienas pasiims, sakykime, įsivaizduokit, nuo šitos vietos, ar ne, stop lossas ten
nu, sakykim taip, ar ne. Kitas pasiims nuo supply. Čia kaip pavyzdys. Ir žemiau supply būna stop lossas. Kitas dar nuo kažko ir kitas dar nuo kažko. Ir esminis dalykas, kad visų entry skiriasi vietos, visų supratimas apie marketą skiriasi, o iš esmės yra tas pats. Bet tiek žmogus pasiėmęs nuo supply, demand, nesvarbu vietos ar ne, tiek nuo fair value gap'o, tiek nuo likvidumo paimto, ar nuo inverse fair value gap'o, ar nuo supporto, kurio atsimuša, jie visi gaus stop lossus, jeigu kaina kris taip, ar ne. Tai tame ir esmė yra, jog nereikia laukti šitų vietų, nereikia fair value gap'o kažkokio laukti. Reikia stebėti kainą, ką daro, ne, o dabar kaina yra ganėtinai su geru volumu pakilusi viršų, ne. Tai jeigu tiesiog iš lėto kris kaina daug silpniau negu kilo, ar ne, tai aš net nebejoju, kad net atėjus jinai sprogs. Ta prasme, nebereikalo, sakykim, tokios vietos, ar ne, jos yra vadinamos, sakykim, kompresiniu kanalu, ar ten, sakykim, šito vieta yra švarus takas, ar ne. Na, labai daug yra skirtingų pavadinimų. Čia irgi kažkas žiūrėtų į aukštesnį time frame ir sakytų, čia yra švarus takas, kuriame tiesiog buvo kompresinis kanalas ir galim lengvai kilti viršų priejus, ar ne, nu kaip pavyzdys. Ir jo, visi esate teisūs, bet esminis dalykas yra price action. Taip kaip kažkas stipriai pirko, ar kažkas stipriai pardavinėjo. Tokius kilimus, sakykim, kaip pavyzdys, ar ne, sakykim, šiandien yra 560 pips. Ar rytoj atėjus kitai dienai kaina tiesiog paims ir padarys tai va? Labai abejoju, labai abejoju. Čia yra auksas. Jeigu bus naujienos kažkokios rimtos, gal taip ir padarys, arba ten Trumpas pradės kalbėti, galbūt, bet čia jau yra kita tema ir nekalbu nieko, kas susiję šiuo metu apie naujienas, ten visą kitą. Aš tiesiog noriu šiuo metu paaiškinti jums apie rizikos, ar ne? Kad jūsų stop lossas turi būti atitinkamas jūsų rizikos valdyme. 100 eurų yra daug ir jūs turite tiesiog rizikuoti atitinkamai pagal jūsų accounto kapitalą. Jeigu jūs, sakykim, dabar pasiėmėt štai tokį trade, ar ne, ir jūs norit uždirbti, sakykim, 3 kartus daugiau ir, sakykim, kaip pavyzdys stop lossas yra 100, tai jeigu šitoj vietoje, šitame entry yra 100 ir jūs tiesiog galite sau leisti 100 ir uždirbsit 300, tai nereiškia, kad jūs, kai eisit čia, jūs jau rizikuosit šitoj vietoj 300, šitoj vietoj irgi 300, tik todėl, kad yra 1:1 risk reward ratio. Ne, jūs rizikuojate toliau tą patį 100, tą patį balansą, tam, kad uždirbtumėt 100. Tam ir yra rizikos valdymas skaičiuojamas 1:1, 1:2, 1:3. Tam, kad galinis variantas, jūs galėtumėt sakyti, va, šiandien šią savaitę esu padaręs 1:10 risk reward ratio. Arba 10%, sakykime, ar ne. Taip, daugiau mažiau kiek apie rizikos valdymą. Pamokos ganėtinai trumpos, ganėtinai stengiuosi daryti aiškias. Jeigu pamokos neaiškias, tai jūs visada galite pasakyti, Marko, tu šiandien buvai toks pyderas, kad mes net nesupratom, ką tu čia kalbėjai. Tai kas liečia rizikos valdymą, jis yra labai individualus, taip pat kaip ir visas marketas, taip pat kaip ir visa psichologija ir marketo psichologija. Bet jūs tikrai turite naudoti, jūs turite atrasti taip, kaip jums veikia, tam, kad jūs nesinervuotumėt, psichologiškai savęs nelaužytumėt. Iš marketo jūs bet kokiu atveju neturit galvoti apie tai, kad jūs uždirbsit iš jo. Pradžiai jūs turit galvoti apie tai, kaip neprarast pinigų ir kaip saugot kapitalą ir kaip mokėt valdyti savo kapitalą.
taip, daugiau mažiau tiek. Ir tiek šitame vaizdo įraše. Tikiuosi kažką naudingo išgirdot. Ir kitas vaizdo įrašas, man atrodo, bus, jeigu dabar čia buvo rizikos valdymas. Kitas vaizdo įrašas bus, nepamenu koks, bet kai padarysiu, tikrai atsiminsiu ir pavadinimas bus toks, koks turi būti. Iki kito karto.